Šiandienos pamokoje pakalbėsim apie 18 žodžių, kurių nėra lietuvių kalboje. Na, galbūt tie žodžiai ir yra, tik jie galbūt yra kažkokiai kitokioj formai, arba susideda iš keletų žodžių, ar ne? Tai tiesiog norėjau šiandien tokią pamoką padaryti, kur turėsim įdomių žodžių, su kuriais galbūt ne kiekvieną dieną susidūrit, bet kuriuos reikėtų žinoti, nes jie pakankamai dažnai išlenda filmuose, visokiuose knygose ir taip toliau. Tai pradėkime nuo žodžio awkward. Awkward. Tai yra toks, nemalonus, nejaukus. Dažniausiai tai galbūt tai būtų kaip nejaukus žodis naudojamas, bet tai yra dažniausiai nuo situacijos viskas labai priklauso. Pavyzdžiui, you put me in a very awkward situation. Tai reiškia, pastatėjai mane labai nepatogią tokią padėtį, bet gali awkward būti ir žmogaus judesiai. Pavyzdžiui, ne kažkaip nerangiai eina, ar ne? Tai galėtų būti irgi this person is walking very awkwardly, ar ne? Tai kažkas tokio nerangaus, nejaukaus, nesmagaus, tai tiesiog yra awkward, ar ne? Tokia kaip ir dar ne visai pilna gėda, bet toks, kažkaip nejaukiai čia kažkas tai, ar ne? Tai šitas žodis reiškia awkward. Dabar procrastination, tai mes lietuvių kalboje turim žodį irgi prokrastinacija, ar ne, sumatęs, kad naudoja, bet iš esmės procrastination reiškia užsiimti dalykais kitais, negu kad turėtum daryti. Na, pavyzdžiui, aš turiu eiti daryti darbus, bet matau indų krūvą, galvoju, aš išplausiu geriau indus, nors šiaip gal neplaučiau aš tų indų, bet einu juos išplauti, because I have procrastination. Ar ne, turiu prokrastinaciją šitą sindromą, ar ne, ar noriu prokrastinuoti. So, procrastination is doing anything but the thing you have to do. Ar ne, tai daryti bet ką, bet tik ne tą dalyką, kurį turi daryti, ar ne. Tai yra prokrastinacija. Now, the word cringe, ar ne, tai turim awkward, procrastination ir dabar žodis cringe, tai yra, tarkim taip, aš tai sakyčiau, tai yra arba svetima gėda, arba yra, toksai, kaip pasakyti, kai gėda yra už kitą žiūrint, ar ne? Kai toks, matai, kad žmogus kažką daro, kažką šneka, to taip, tokį jausmą sukelia, kur tu nenori tai žiūrėti, ar ne, galbūt. Tai svetima gėda kaip ir panašus žodis, panaši frazė galbūt, ar ne, yra galima rasti ir kitų lietuvių kalboje. Tikrai manau, kad gal ten komentarą parašysit ir sugalvosit, kas lietuvių kalboje gali atitikti, bet cringe, tai būtent reiškia toksai, nejaukus momentas, bet jeigu awkward, tai yra, kai pats jautiesi awkward, ar ne? Cringe daugiau yra, kai už kitą. Kažką ten netai pasakė žmogus keista, netgi klausytis nesmagu ir tai yra cringe šitoj situacijoje, okay? Dabar insight, labai puikus žodis, insight, ir tai yra, tai būtų arčiausias lietuvių kalboje žodis, tai būtų tokia kaip įžvalga, toks pastebėjimas. Tai he got a brilliant insight into the situation. Čia nėra inside, ne viduj, čia insight, nes pats žodis sight reiškia kaip rega stebėjimas, ar ne? Sight. Bet insight, tai kažkokį sugebi išvelgti situacijai, kažkokį dalyką pastebėti, kažkokį kaip aha momentą gavai. Kažkas dašilo, ar ne? Kažką tai supratot iki galo. Dašilo, aišku, irgi negalim lietuviškai taip sakyti, bet aš tiesiog bandau ieškoti žodžių, kurie bent kažkiek tai pritemptų prie tos prasmės, ar ne? Tai atleiskit man, jeigu kažkur tai ne taip kažką lietuviškai panaudosiu, kad tik paaiškinčiau. Tai insight toks yra gilesnis pastebėjimas situacijos, nuskaitimas, kažkoks tai tokia specifinė įžvalgėlė, kurią pastebėjot. Okay? Dabar binge watching, tai yra to binge, šiaip iš esmės to binge kaip veiksmažodis, tai reikštų, taip, kimšti, ar ne? Kimšti, tai dažnai naudojama su maistu yra. Bet mūsų dabartiniai visuomeniai binge watching ir tas žodis binge patapo tiesiog vartoti kažką dideliais kiekiais. Tai binge watching yra žiūrėti, pavyzdžiui, serialą. 10 serijų sezonas, prisėdot visas 10 serijų ištaškyti, mes sakom lietuviškai, ir tai būtų binge watching, ar ne? Binge eating būtų tiesiog kimšti valgyti, ar ne? Binge reading, tai būtų tiesiog paimti ir skaityti, nežinau, vienu prisėdimo knygą perskaityti, pavyzdžiui. Tai mes galim prie to binge čia daug ką pritaikyti, nebūtinai watching, ar ne? Bet tiesiog tai yra vienas iš dalykų, ką galim subinžinti, tai yra, pavyzdžiui, serialą, ar ne? Tai binge watching.
Micromanagement. Pavyzdžiui, galiu sakyti tokį sakinį žmogui. Stop micromanaging everything. Stop micromanaging everything. Tai įprastai micromanaging reiškia kontroliuoti kiekvieną smulkią detalę ir tai dažniausiai yra naudojama darbo aplinkoje šitas žodis. Tai yra, kai direktorius, pavyzdžiui, arba vadovas, vietoj to, kad pasikliautų, pavyzdžiui, savo darbuotojais, kad jie atliks kažkokias užduotis, jis arba į kiekvieną smulkią detalę prižiūri, kad niekas ten iš šono niekur nenueitų. Tai, pavyzdžiui, projektą galima micromanagement, tu gali bendrą vaizdą tvarkyti, arba į smulkmenas lysti, tai čia būtų micromanagement, ar ne? Tai, bet tai nebūtinai darbinėje aplinkoje, tai galima panaudoti, kaip sakau, pavyzdžiui, žmogus linkęs kiekvieną smulkę detalę tvarkyti, ar ne? Tai nustok micromanaging, ar ne? Stop micromanaging everything, sakyčiau, ar ne, žmogui su šauktuku, kad, kiek tu gali čia kontroliuoti kiekvieną smulkę detalę, palik ramybėj. Arba multitasking, arba multi. Čia priklausomai nuo to, kokiu akcentu norit kalbėti. Galima abiem būdais sakyti, bet multitasking, jau net ir lietuvių kalboje pas mus multitaskingas, kaip frazė prilipo, tai yra, vėlgi prilipo, atėjo iš anglų kalbos, stuck, ar ne, stuck yra prilipti. Tai multitasking yra daryti keletą dalykų vienu metu. Nes task yra užduotis, multi, tai yra daugiau negu vienas, arba multi. Tai multitasking yra daryti keletą dalykų vienu metu ir tiesiog blaškytis tarp visko, ar ne? Vieni žmonės, some people are better at multitasking, kai kurie žmonės geriau sugeba tai daryti, and some people are worse at multitasking. Kai kurie žmonės yra prastesni, kas liečia multitaskingą, darimo keletą dalykų vienu metu. Dabar gaslighting, labai geras žodis, labai įdomus žodis, jisai yra netgi iš tikrųjų jo kilmė yra iš vieno filmo. Dabar nepamenu, ar Hitchcocko filmas, ar kažkieno tai, bet esmė yra tame, kad tame filme žmogus buvo, taip savotiškai kankinamas ir priverčiamas prastai jaustis, vis kažką pakeičiant jo aplinkoj ir verčiant jį galvoti, kad jis išprotėjo. Ir tas žodis nuo to atsirado, nuo to filmo. Tai gaslighting yra versti žmogų manipuliaciniu būdu jaustis, kad jisai neteisus, kad jis kažko nesupranta, taip nudaužyti žmogų, bet ne fiziškai, o psichologiškai. Ir šitas žodis gali atrodyti, kad nelabai reikalingas, jis pakankamai dažnai naudojamas yra. Naudojamas medijoje, ar ne, gal galit per žinias tą frazę kažkur tai išgirsti. Tiesiog, tai yra tokios situacijos, kai žmogus manipuliaciniu būdu yra žeminamas, bet, paprastai žeminamas tiesiog, ar ne, bet čia yra taip manipuliaciškai viskas tai daroma. Tiesiog yra žmogui pradedama po truputėlį atrodyti, kad jisai vis yra kvailas, kad kažko nesupranta, kad kažką tai neteisingai daro. Ir tokiu būdu mes gaslightinam, ar ne, kitus žmonės. Mes kartais tai darom nejausdami vienas kitam. Su artimai žmonėm kartais taip nutinka. Ir tiesiog paskui save pagauni, wow, kodėl aš tai darau. Tai this is gaslighting. Tai, you can say, stop gaslighting me, ar ne? Nustok gaslightinti, ar ne? Dabar net esu girdėjęs, kad ir lietuviškai tai sako iš tikrųjų, bet vėlgi, mes neturim lietuvių kalboje atitinkamo žodžio, tai kartais taip ir gaunasi, kad kaip japonai turim skolinti žodžius ir jau įtraukti juos į savo lietuvių kalbą, ar ne? Bet gal mes taip ir nedarysim, nežinau. Closure, irgi labai gražus žodis. Neturim atitikmens kaip ir lietuvių kalboje. Pavyzdžiui, būtų sakinys, we broke up so fast, I still need closure. Tai reiškia, mes taip greitai išsiskyrėm, man vis dar reikia kažkokio užbaigtumo, ar ne? Mes nespėjom net išsiriekti viens ant kito. Reikia, situacija jaučiasi neužbaigta. Tai closure yra tai, kas užbaigia situaciją. Ir dažniausiai tai būna emocinis dalykas. I need emotional closure. Ar ne? Žmonėms reikia emocinio to dalyko, nes mes kaip žmonės nesugebam pakęsti kažko, kas yra neužbaigta. Tai tiesiog tai yra emocinis užbaigtumas, galbūt taip pavadinkim, closure. Dažnai naudojama žodis filmuose, jeigu romantinius filmus žiūrit, mėgstat ar kažką panašaus, tai closure išgirsit po keletą kartų tam filme garantuotai žodį. Tai closure. Čia niekas neužsidaro, savotiškai užsidaro, ar ne, galbūt kažkokia situacija, kurią užbaigiam. Bet tai yra closure, emocinis uždarimas, emocinis užbaigimas.
Spoiler. Prilipęs jau irgi vėlgi iš to žodis mūsų lietuvių kalboje. Spoileris tai yra, tiesiog išduoti filmą, išduoti knygą, papasakoti dalį kažkokios istorijos, kurią geriau reikėtų nutilėti, kurią žmogui geriau reikėtų pačiam patirti. Ir tai yra spoileris. Šiaip to spoil reiškia, sugadinti. Pavyzdžiui, pienas gali sugesti. The milk has spoiled, ar ne? Spoiled gali būti išlepinti, tai irgi taip savotiškai sugadinti, ar ne? Tai ir čia, you spoiled the movie, ar ne? Tu sugadinai filmą, ar ne? Nes išspoilinai jo pabaigą, pavyzdžiui, ar ne, kad ten kažkoks veikėjas, ten kažkas atsitiks, ar išsiskirs, ar mirs, ar ten sužinos kažką, tai arba ten jis vaiduoklis gal buvo, bet ko ten gali būti filme, ar ne? Tai visos tokios išpasakojimai, išdavimai yra spoileriai, and this is a spoiler. Catfishing, čia galbūt jaunesniems žmonėms labiau svarbesnis dalykas, bet vėlgi čia visiems gali tai tikti. Tai yra, to catfish means apsimesti internete kažkom, ko nesi. Dažniausiai tai yra romantinės situacijos, kai žmonės internetu susipažįsta, galbūt būna nuotrauka netokia uždėta, arba galbūt apsimeta kažko, ko nėra tiesiog. Tai yra catfishing, right? Tai yra tiesiog apsimesti internetu kažko, ko nesi. Brainstorming. Brainstorm. Mes turim netgi kaimynų Latvių grupę, ar ne, Brainstorm, prata vietra, latviškai, ar ne, proto audra pas jos tenai, o Brainstorm angliškai. Mes neturim šito išsireiškimo. Proto audra būtų, ar ne, nes to brain yra smegenų audra, storm yra audra. Tai reikštų tiesiog atsisėsti ir kurti idėjas. Tiesiog aktyviai užsiimti idėjų kūrimu. For example, we sat there brainstorming ideas for our new project. Tai mes sėdėjom ten, brainstormindami šitas idėjas naujam projektui. Tiesiog, taip labai intensyviai kurdami, ar ne? Mes lietuvių kalboje kaip ir neturim tokio žodžio, kuris atitiktų, kad aktyviai dirbam ties idėjų kūrimu, kad atliekam aktyvų kūrybinį darbą, ne? Bet kūrybinį mes nebūtinai rašom, nebūtinai ten įrašinėjam dainą, nebūtinai, nežinau, ten kažką tai filmuojam, bet tiesiog sėdim ir kūrybiškai galvojam. Ir labai dažnai brainstorming works when there's more people, not only one. We can brainstorm together. Dažniausiai brainstorminam yra kartu su kitu žmogum, ar ne? Tai yra brainstorming. Feedback. Feedback žodį mes turim. Tik tai, kad aš čia įdėjau dėl to, kad mes turim, jį sakom dviem žodžiais. Ir feedback yra grįžtamasis ryšys. Feedback. Mes, vėlgi, galima sakyti feedbackas. Aš darbo aplinkoje esu girdėjęs žodį sakant, duokit man truputėlį feedbacko, aš noriu žinoti, ar ne? Tai šitie žodžiai, kaip sakau, kai mes jų neturim, jie randa kelią, kaip ateiti į mūsų kalbą. Bet vėlgi, reikia jį suprasti. Can you give me some feedback on the project, vėlgi? Ar gali man duoti grįžtamojo ryšio šiek tiek apie projektą, ar ne? Ką tu apie tai manai? Ką keistum, ką kitaip darytum ir taip toliau. Networking. Tai čia toksai yra, tai pavadinkim, tai ryšių kūrimas. Ryšių kūrimas. Nes networking yra ryšys, tik mes įpratę network turėti omeny ryšį internetinį, ar ne kažkokį tai, bet networking yra, tai yra ryšių kūrimas karjeros tikslais. Tai pavyzdžiui, bendravimas su įvairiais klientais, su konkurentų darbuotojais. Tiesiog toksai bendras ryšių kūrimas ir per tai gavimas naudos, gavimas klientų, gavimas kažkokių tai galbūt karjeros galimybių, perėjimų į kitą darbą ir taip toliau, toksai bendras ryšio su žmonėmis kūrimas. Bet dažniausiai tai mes kalbam būtent karjeros tikslais, verslo tikslais, ar ne, tai yra networking. Tai iš tikrųjų yra, jeigu, pavyzdžiui, darbo pokalbį nueisit, jūsų gali paklausti, how good are you with networking, ar ne? Tai kaip tau sekasi su šito networkingu, ar tu sugebi tai daryti, ar ne? Tai kadangi pas mus galbūt nėra to lietuvių kalboje to žodžio, mes to ir nededam tiek, kaip pasakyti, tiek svarbu šitam dalykui neduodam, bet ypatingai užsienį, tai tas žodis jis yra labai svarbus, tu turi mokėti tai daryti. Mes kaip ir suprantam, mes tai darom lygiai taip pat ir Lietuvoje, bet tiesiog neturim žodžio, kaip tai įvardinti, ir tai yra networking, ar ne? Self-care. Self-care tai yra tiesiog, prisižiūrėjimas.
prisižiūrėti save, ar ne? Tai čia gal šitą žodį dėjome dėl to, kad mes jo galbūt visai neturim, bet tiesiog jis kitaip pas mus naudojamas yra. Tai self-care means taking care of yourself. Tai be gali būti bet kas. Tai ten meditacijos, ėjimas pas gydytoją, kremuko užtapimas ant veido, vitaminų gerimas, visa tai yra self-care. Ne? Self-care. Knygų skaitimas kažkokiu tai protingų, ar ne, kurios padėtų. Onboarding. Tai onboarding reiškia įvedimas į kažką tai. Ar ne? Tai mes vėlgi neturim tikslaus žodžio. Tai dažniausiai bus verslo aplinkoje arba darbo aplinkoje. Tai pavyzdžiui, kai ateinat į naują darbą, jums yra atliekamas šitas onboarding, because jums rodo, kaip kas veikia. Nueinat į vieną vietą, jums parodo, čia šitie darbuotojai daro šitą, čia viską šitą, čia laiškai atkeliauja į šitą vietą, čia mes darom tai ir tai, čia mes geriam kavą, čia mes darom visą tai yra onboarding. Onboarding process, šitas įvedimo procesas, ar ne, tai gali būti ir kai kažkokią programą nusipirko, tada jūs gaunate papildomus laiškus, kaip tą programą naudotis, arba yra video, kuris parodo, kaip tą programą naudotis, visa tai yra onboarding. Ant lentinimas, jeigu pažodžiu, ar ne, ant lentos padėjimas, nes, tiesiog, ir anglų kalboje išreiškimas to be on board, būti ant lentos, tai reiškia, suprasti, sutikti, būti kartu tame, ar ne? Tai čia būtent tai ir turiu omeny, kad tiesiog įvesti žmogų į tam tikrą situaciją, kad suprastų. Ir pabaigai palikau du labai mano mėgstamus žodžius ir išsireiškimus. Tai yra bittersweet, tai yra karčiai saldu. Pavyzdžiui, sakinys, the ending to the movie was bittersweet. Tai iš esmės bittersweet reiškia, kai kažkas vienu metu yra ir skausminga, ir malonu, emociškai. Ar ne? Tai yra atsiminimai kažkokie, tai vaikystės. Tai jie yra bittersweet, ar ne? Filmo pabaiga, ar ne? Galbūt veikėjai pasakė viens kitam, kad myli, bet gyvenimas pasisuko kitaip, jie turėjo išsiskirti, gal sukūrė laimingas šeimas, viskas kaip ir saldu, sweet, but it's a little bit bitter, because they were not together. Truputėlį kartu, nes jie nebuvo kartu. Nes nebuvo kartu, ne? Čia kaip pavyzdys tiesiog, kad kažkas tai vienu metu gali būti ir skausminga, emociškai ir malonu, ar ne? Ir tai yra bittersweet anglų kalboje. Mes, vėlgi, manau, kad neturim, bet įtariu, kad galbūt kažkas tai pataisysit mane po šitos pamokos komentaruose, vieną kitą žodį papildomą radę, iš tikrųjų man netgi įdomu sužinoti, jeigu kažkokių žodžių pavyzdžių šitų rasit lietuvių kalboje, ar išsireiškimų, gal tiesiog man dabar nepavyksta jų rasti, bet vėlgi kartais būna, kad mes randam, bet tai nebūna visai ta tiesioginė prasmė, ar ne, kuri perteikiama anglų kalboje. Ir bent jau mano manymu bittersweet mes neturim išsireiškimo, dėl to man jis taip patinka anglų kalboje, nes jis tokį specifinį jausmą reiškia, kurį mes visi puikiai pažįstam ir visi esam gyvenime su juo susidūrę. Ir silver lining. Silver lining, pavyzdžiui, sakinys, even though we lost the game, the silver lining was that our youngest player scored her first goal. Tai net jei mes ir nelaimėjome žaidimo, šitas silver lining, tai iš esmės būtų sidabrinis aplinijavimas, ar ne, sidabrinė linija. Buvo tai, kad mūsų jauniausia žaidėja įmušė savo pirmąjį golą, ar ne? Tai dabar kas tai yra? Tai galima keliais būdais suprasti. Tai gali būti arba šviesa tunelio gale, arba nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Dažniausiai tai perteikiama ta prasme, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Kažkas buvo blogai, ar ne, bet tame galime rasti ir gėrio, ar ne? Arba tame buvo kažkokios tai vilties, kaip šituo atveju žaidimo pralošim, bet jauniausia žaidėja įmušė įvartį, reiškia gavo patirties, reiškia dabar jau geriau galės žaisti, įsivažiavo ir taip toliau. Tai apskritai kaip silver lining, kodėl tas pavadinimas tai reiškia, tai žinot, kaip pavyzdžiui saulė uždengia, kai turim saulėtą dieną ir užgena debesis ir uždengia saulę, ar ne? Tai galim matyti debesies krašte, kadangi žinom, jog už jo yra saulė, yra tokia kraštas būna toksai, sidabrinis arba auksinis nusidažo, ar ne? Tai tokias savotiškas išdavimas, kad jeigu pakankamai nedidelis jis yra, žinom, kad už jo yra saulė. Tai reiškia, nors ir uždengta, bet kažkiek šviesos prasiskvelbia. Ir tai yra tas silver lining, ar ne, iš kur tas pasakymas. Tai man labai patinka, nes tokia ir prasmė yra įdomesnė, kodėl taip sakoma. Bet ir dažniausiai ta situacija, kurį reikia panaudoti, tai yra, kai kažkokios vilties reikia rasti, ar kažkokį gerą dalyką blogoje situacijoje, ar ne? Ir tai yra silver lining. Tai mūsų tokios frazės šiandien yra. Dar sykį pakartojame, tai yra, mes turim awkward,
procrastination, cringe, insight, binge watching, micromanagement, multitasking ar multitasking, gaslighting, closure, spoiler, catfishing, brainstorming, feedback, networking, self-care, onboarding, bittersweet, silver lining. Okay? Tai kaip sakau, jeigu turit vieną kitą pavyzdį, galbūt sugalvojat kažkas tai šovė galva lietuviško, parašykit man komentaruose, ar ne, visi kartu pasidomėsim, gal rasim geresnį būdą, kaip suprasti, ar ne. Ir jei nori daugiau frazių, žodžių, rasit nemokamą mano PDF ir audio knygelę, kurią susikūręs tiek aprašymė, tiek pirmam komentare. Bus tai tiesiog, jeigu norit parsisiųskit, turėkit mano dovana jums. Ačiū, kad žiūrėjot, pakankamai ilga pamoka, bet tokių įdomių frazių ir žodžių, manau, sužinojom, tikiuosi, kad buvo naudinga, parašykit, ar buvo naudinga. Ir ką, susimatom tada kitoj pamokoje. Iki.